Kalbamės su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Rokiškio skyriaus vadovu Andriumi Burnicku. Labadiena. Labadiena. Neseniai gavote labai atsakingas pareigas. Ką jau padarėte arba ketinate daryti artimiausiu metu kaip Rokiškio konservatorių partijos pirmininkas? Na, visų pirma, aišku, tiesiai po rinkimų turėjau išvykti atostogų mėnesių, tai iš esmės mano tas realus darbas prasidėjo tik prieš porą savaičių. Tai daugiau tokie dabar, kaip sakant, įsivažiavimas į tą ritmą, susipažinimas su tuo partijos skyriaus pirmininko to postu, kokios atsakomybės, kokie planai, daugiausia tokie delegavimai funkcijų pavaduotojams, tokie apsižiūrėjimas, kas vyksta Rokiškio politinėje arenoje ir panašiai. O planai aš jau, kaip minėjau, rinkimuose partijos pirmininko, kaip prisistatinėjau save, mano tikslas būtų daugiau susitikti su bendruomenėm, su rajono žmonėm ir panašiai bendraut, daugiau, kaip sakoma, komunikuota tokį jiems svarbius klausimus, diskutuot visuomenėje tokius dalykus, kas ir turėtų vykti savivaldos lygiu, tokie dalykai, ir manau, ko labai trūksta, kad ne vien žiniasklaida kažko klausinėtų, trauktų informaciją, bet patys žmonės rodytų iniciatyvą, siūlytų kažką ir kad informacija eitų į valdžią ir kažkas vyktų, kažkokia diskusija, dialogas ir panašiai. Tai mano tokie artimiausi planai. Kaip vertinate opozicijos nedalyvavimą praėjusiame tarybos posėdyje? Visa šita situacija man toks, nežinau, susidaro įspūdis, kaip čia būtent tas atvejis, dėl ko žmonės nemėgsta politikų. Dėl ko visi nusivylę valdžia, visi sako, kad visi žiūri savo kiemo ir nežiūri nei kiek plačiau. Nepatinka man nei viena, nei kita pusė, ką padarė šitoj situacijai, bet manyčiau, meras pradėjo šitą dalyką ir, nežinau, man neatrodo labai brandus dalykas. Čia iš tos serijos nieko nelegalaus jis nepadarė, nėra prie ko prisikabinti, bet tiesiog, nežinau, toksai vaikiškas poelgis, jis žinojo, kad šitaip suerzins opoziciją su tokiu dalyku. Vis tiek svarbiausias klausimas metų savivaldos yra biudžetas. Visiems kyla klausimų, visiems kyla komentarų. Pasišnekėkit, išsiaiškinkit, išklausykit. Jis vis tiek turi daugumą. Kam reikia erzinti žmonės? Čia, kaip sakant, kaip būna 10 klasėje. Mokiniai kokie, nežinau, smigtuko padėjimas ant kėdės ar nugaros išpaišymas kreida tokio lygio pokštas. Meras, manau, turėtų būti solidžiausias, kantriausias asmuo savivaldybėje, ieškantis kompromisų ir būti kaip vaikų darželio auklėtojas, o dabar jisai pats išprovokavo šitą dalyką, nežinau. Man taip atrodo, kad čia vienas iš tų atvejų, kai padaromas dirbtinai kažkoks skandalas, triukšmas tam, kad niekas nekreiptų dėmesį ir neuždavinėtų klausimų, svarbių klausimų, normalių klausimų ir kaip suaugę žmonės, kad dirbtų. Tai tokia mano nuomonė šio klausimu. Kokiais būdais sieksite sumažinti trintį tarp valdančiųjų ir opozicijos? Aišku, kai aš ne tarybos narys, šiek tiek iš šono tas toksai galbūt nesijaučia tos įtakos, tie patys tarybos nariai gal mane, aišku, vertina kaip naujoką politikoje ir nežinau, kiek aš galėčiau būti įtakingas, bet iš esmės mano tikslas, kad kalbėtųsi žmonės, tiesiog bendrautų kaip suaugę žmonės, išrinkti į tarybą, žmonių pasitikėjimą kažkokį gavę. Kažkaip tai reiktų užmiršti tokius vaikiškus žaidimus, nebe mokykloje esam, pasišnekam, išsiaiškinam, be jokių tokių, nežinau, ambicijų kažkokių kvailų ir manau, kad ir atrodytų abi pusės geriau visuomenės atžvilgiu, visuomenės požiūriu, jeigu normaliai, kaip suaugę žmonės susėstų, išsiaiškintų ir testų darbus to, ko jie susirinko čia daryti, o ne padaryti kažkokį tai skandalėlį, kad žiniasklaidai būtų tik tai apie ką rašyti. Dėkui, ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums.